Mantai, kaip vertinate šias rungtynes? Na, manyčiau, sužaidėm tikrai blogai. Žaidėm prieš Kauno antrą komandą, manau, turėjom laimėti. Na, bet šią savaitę šiek tiek dirbom fiziškai, gal šiek tiek nuovargis jaučiasi. Su kamuoliu šiek tiek broko. Nežinau, turėjom laimėti, manau. Praėjusią sezoną nepavyko realizuoti tau kelių 11 metrų baudinių. Šį sezoną situacija, kaip matome, kitokia? Nu, pirmas 11 metrų baudinys. Mušau į savo kompą, pasisekė. Nežinau. Trenerė, ar pamenate dar tuos laikus, kai treniravote mūsų klubą? Taip, labai gerai. Visa ir stadionus, ir aplinka. Aišku, pasikeitė biškį ir viskas gražiau. Malonu sužaisti. Ir dabar baigėm rungtynės, atrodo draugiškas rungtynės. Rezultatas nei jiems, nei mums nebuvo svarbus, bet susitikom su draugais, tos žaidėjus, kuriuos treniravau. Malonu, iš tikrųjų, su gerais įspūdžiais grįšiu į Kauną. Kaip pasikeitė Šiaulių komanda nuo to laiko, kai treniravot mus? Aš skaitau, kad Šiaulių komanda labai atjaunėja. Kada buvau prieš 2 metus dirbau, tai buvo gal tokių geresnį lygį žaidėjų. Ir dabar tai jaunimas. Tas, kuris žaidė, kada aš buvau pirmoji lygai, tai dabar žaidžia. Aš skaitau, kad čia perspektyviai. Nebloga gera komanda. Patinka berniukai. Kaip vertinate šias rungtynes? Šios rungtynės aš skaitau, kad jie pasiruošimą turi, reiškia, 3. ratui. Ir jie sunkiai treniruojasi. Ir, reiškia, galbūt ne visko dar atskleidžia. Mes irgi buvom stovyklą Jurbarke išvažiavę, dirbom. Reiškia, rezultatai nestatėm. Pasižiūrėjom žaidėjus, susitarėm, kad galima keistis pirmyn atgal, reiškia, ir pasižaidėm. Rezultatas nei jiems, nei mums čia nieko, jokios įtakos neturi.